Sveiki. Labą dieną, labai malonu jums papasakoti apie šitą man pačiam labai artimą ir skausmingą problemą. Visi didieji Lietuvos miestai turi po upę. Kaunas turi 2 upės, Vilnius irgi turi 2, bet ta antroji yra labai nedidelė. Klaipėda turi savo Danę, bet tos upės yra neišnaudotos. Būtų atrodo labai natūralu, jeigu tose upėse plaukiotų turistiniai garlaiviai, vyktų kažkokia tai laivyba asmeniniais laiveliais, krantinėse būtų žmonės, vaikščiotų šeimos su vaikais, važinėtų žmonės su dviračiais, galų gale galima būtų užsiminėti kažkokiais tai vandens sportais, šerti gulbes, išgerti kavos arba vyno, šardone su ledu, karštą vasaros dieną. Bet taip nėra. Reiškia, mūsų upės yra labai smarkiai atskirtos nuo miesto. Reiškia, yra upė, abipus jos yra stiprios, vešlios žalumynų juostos, pilnos erkių, stiklų ir kriminalinio jaunimo. Ir tokiu būdu, reiškia, ta upė yra visiškai niekaip nedalyvaujanti miesto gyvenime. Jis yra betonuota, apipaišyta grafičiais, tenais yra baugu nueiti, nes gali ne tik prasidurti dviračio padangą, bet kartais ir neišeiti sveikas. Pirma žinutė, kurią randi paguglinus miestas ir upė, yra upėje rastas moters lavonas. Ir tai daug ką pasako apie mūsų ir upės santykį. Ir netgi gerbėmieji TED organizatoriai šitą pranešimą įdėjo prie idėjų, kurios yra naujoviškos ir galbūt žmonėms sunkiai primtinos. Kaune situacija šiek tiek geresnė galbūt negu Vilniuje yra Santakos parkas, tas parkas dabar yra tvarkomas, bet nepaisant to, pakrantės yra visiškai laukinės, reiškia, jokių krantinių tenais nėra. Kaunui geriausiai atstovauja Akropolis, reiškia, kaip toks architektas karalius, ir išsireiškia, kad jisai padėjo upių tėvą Nemuną į vietą ir atsuko jam užpakalį. Vietoj to, kad Akropolis atsuktų kažkokias savo vertingiausias veiklas į upę, terasas, lauko kavines, tiesiog tuos dalykus, kur yra žmonės, jis atsuko garažą. Ir tą upę mes taip ir traktuojam kažkaip kaip kažkokį tai ūkinį sandėlį. Ir šitas požiūris nėra naujas. Toksai Le Corbusier, reiškia, labai žymus modernizmo pradininkas. Neįmanoma pervertinti jo reikšmės šiuolaikinei architektūrai. Jisai jau labai senai nurašė upę kaip kažkokį tai infrastruktūrinį objektą, skystą į geležinkelį, kažkokį tai skirstymo centrą, prekių sandėlį, kuris būtų geriausia, jeigu nebūtų miesto centre, o kuo toliau. Ir šita niūri pakankamai kiberpantiška vizija, lietuviam labai patiko ir jie jos nuosekliai laikosi. Net nežinau kodėl. Geriausiai upė dalyvauja miesto gyvenime Klaipėdoje. Ir iš čia tenais yra tikrai ta upė svarbi miesto kompozicijos ašis ir ten yra netgi kavinių prie vandens ir pastatų ir krantinių ir krantinėse vaikšto žmonės netgi. Bet to pykčio vandeniui mes ir ten randame. Vat, pavyzdžiui, praeitais metais berods yra pabaigtas Klaipėdos krantinių rekonstrukcijos projektas. Įrengti nauji suoliukai ir tie suoliukai yra nusukti nuo vandens. Vietoj to, kad sėdėtum ant suoliukų ir žiūrėtum į vandenį praplaukiančius laivus, tu sėdi nugarą į vandenį ir žiūri į, net nežinau, pastatų sienas. Man šita skaidrė labai yra, reiškia, graži ir iškalbi. Čia yra Zapyškio bažnyčia, toks bažnytkaimis, bet prieš 500 metų buvo bažnyčia ir kaimas, dabar liko tik bažnyčia, nes kaimas Lietuvoje nesugebėjo įsilaikyti prie upės, jis kažkaip tai nepridijo. Tiesiog viskas, liko bažnyčia. Žmonės ateina sekmadieniais, paklauso mišių ir išeina. Upė savo, žmonės gyvena toliau. Kur tokios atitolimo priežastis? Toksai profesorius Žaromskis bandė įtikinti, kad galbūt iš labai senų laikų prie upės gyventi yra pavojinga, nes ten atplaukia vikingai, išlipa, plėšia, dedina kaimus, už tai protingesni žmonės stengiasi gyventi toliau nuo vandens, nes tai yra grėsmė. Kita teorija sako, kad viduramžių mieste ir vėliau šiek tiek upė visą laiką turėjo to tikrą ūkinę reikšmę, tai buvo kanalizacijos griovys. Visos nuotekos, visi patys baisiausi verslai, šitas
iliustruoja iš tikrųjų, tą ir norėjau pasakyti, reiškia, šitą meno kūrinys apie tą ūkinę upės reikšmę, kaip mes ūkiškai ją žiūrim, kaip mes ją nežiūrim, kaip į savo miesto kažkokią tai neatskiriamą dalį. Patys baisiausi verslai buvo prie upių, kailių raudyklos, tymo visokie išdirbimai, tenais, kur yra smarvė, lygos. Ir todėl iki šiol žmonių prie upės tu nepritrauksi. Bandyta yra tikrai keletas gražių bandymų daryta. Įrengtas baseinas, paplūdimys prie Baltojo tilto, bet jisai atrodo taip. Žmonės nenori būti prie upės ir nors tu jam ką. Lietuviai nėra jūrų tauta ir galbūt čia yra vienas iš tų atsakymų, nes čia yra daugelio portugalų, italų, ispanų, britų, rusų jūrinės vėliavos. Jie visi yra jūrų tautos. Lietuvių jūrinė vėliava yra tokia. Ir tas lietuvių toksai orientavimas jis erdvėje yra ne jūrinis, jis yra orientyrinis. Reiškia, tu eisi iki akmens, tada suksi į dešinę, prieisi iki žalio namo, užeisi už namo, ten išsikasi lobį ar ką nors. O reiškia, tos tautos, kurių žmonėm yra įgimta plaukioti, jie orientuojasi pasaulio šalimis, šiaurė, pietus, rytai, vakarai. Ir rajonų pavadinimai tai rodo. Londono, koks nors West Endas, East Endas, Amsterdamo, Westportas, Nordas, Zuidostas ir panašiai. Ir tokiuose miestuose kaip Venecija, Amsterdamas, Portas, Stokholmas. Upė, vanduo yra neatskiriama miesto tapatumo dalis. Ir jeigu išimsi iš šitų miestų vandenį, tai nebebus Venecija, Stokholmas, Amsterdamas arba Portas. Bet jeigu išnaikintum iš Vilniaus nerį, tai niekas to nepastebėtų. Tiesiog. Vilnius yra upių miestas, tarkim, gerai, čia niekas didesnio negu Vytinės arba Baidokai niekada neplaukiojo, bet Klaipėda, tie lietuviai, kurie gyvena arčiausiai didžiojo vandens, turi savo tą reiškia ir upę, ir jūrą, ir nepaisant to, jie neturi nei vieno vietovardžio susijusio su pasaulio šalimis, vis dar, 60 rajonų, nei vieno iš jų susijusio su pasaulio šalimis. Ir visas vanduotas didysis reiškia perėjimas nuo Kuršių marių jūrą yra atskirtas ištisinę pramoninę zoną, reiškia miestas ir jį skiria nuo jūros, laivų krova, laivų remontas, laivų statykla. Tai taip ir gyvena ta Klaipėda, reiškia miestas savo, jūra savo, iki tos jūros daeiti iš miesto yra pakankamai sunku, reikia važiuoti su mikroautobusu. Ir gražių bandymų Vilniuje gaivinti laivybą yra. Ir atsiranda jų ne tik iš pavienių entuziastų, bet ir valdžios institucijose. Vilniaus valdžia prieš keletą metų pradėjo ir beveik įgyvendino projektą atgaivinti laivybą Nerimi. Ir šitiem gražiem planam labiausiai sukliudė būti įgyvendintėm toksai bjaurus vabalas Kruklys, kuris yra 5 cm ilgio. Jis yra iš esmės parazitas, galima senukose nusipirkti miltelių jam naikinti visiškai legaliai, bet jis taip pat yra ir saugomas. Ir iš visų, reiškia, jisai Neryje gyvena, turi 3600 nerštaviečių, iš jų toje planuotoje laivybos atkarpoje buvo 2. Ir tai pasirodė stiprus argumentas neleisti tos laivybos. Aš šiek tiek hipertrofuoju, ten buvo ir keletas kitų priežasčių, bet jos iš esmės geriausiai yra atspindimos Kurklio pavyzdžio. Mums reikia miestą pritraukti prie upės. Tam mums reikia susigalvoti funkcijų, kad būtų ką prie tos upės veikti. Laivyba Nerimi, kažkokie pramoginiai kateriai, upės taksi, upės autobusai, kad tu galėtum važiuoti ne su mašina iš Antakalnio į darbą, o su autobusu, su miesto talonėliu išsimuši ir nuplauki. Asmeniniai laiveliai, restoranai ant vandens, Kaunas tokį turi. Jeigu visi Antakalnio, Bukčių, Žirmūnų gyventojai galėtų plaukti miesto centrą dirbti su savo asmeniniu laiveliu, aš įsivaizduoju, kaip pakiltų, produktyvumo darbuotojų kreivės. Vandens sportai, baidarės, water walking arba būriavimas optimistais Klaipėdoje, šitas yra labai fainas dalykas. Vaikai Danijoje mokosi būriuoti su optimistais. Ir žaviai atrodo, ir iš tikrųjų ta upė iš karto yra žymiai geriau išnaudota.
Dviračių nuomos punktai palei visas krantinės, dabar Paryžius visiškai neseniai įgyvendino tokį projektą, reiškia, ten yra automatizuoti dviračių pridavimo ir atidavimo punktai palei visą seną. Tiesiog, kad kažkaip žmonės turistai judėtų, kodėl mes negalim to paties padaryti, palei Vilnelę, Nerį padaryti kultūringus dviračių takus. Kavinės, vienokios, kitokios, kažkokie tai ryštie objektai, traukos maži taškiukai, man reikia sugalvoti inkarų, kurie trauktų žmonės, kurie paverstų tas krantinės gyvomis zonomis. Dar kitokios kavinės. Namai ant vandens, reiškia Amsterdamo, šitie yra pats namai ant vandens, baržos yra stipriausias tapatumo ženklas ir traukia žmonės pasižiūrėti ir visi nori ten gyventi. Ir tai visai daug nekainuoja, tiesiog kažkokios tai politinės valios klausimas. Nameliai gali būti kitokie, trečiokie. Kaunas turi pasidaręs upės amfiteatrą. Ir mano nuomonė tai yra visiškai žavus projektas, bet Respublikoje visai netyčia perskaičiau eilutės, kurios ten matosi, o gal nesimato, nematosi. Kuri piktinasi, kodėl čia pilna žmonių, niekas nei koncertuoja, nei vaidina. Tai, taip, ten pilna žmonių, nes čia upė, fainai. Estai turi puikų festivalį Lake Laigo ant upės, tiksliau ant ežero, reiškia, koncertuoja simfoninis orkestras, kyla rūkas, pro šalį plaukia valtis ir kažkokia, reiškia, simfoninio orkestro garsai skęsta rūke. Mes galime Vilniuje daryti lygiai tą patį, pasistatom pontoninį lieptą prieplauką, jo pasodiname Rinkevičiaus simfoninį orkestrą, įsigroja La Sagra de la Primavera, aplinkui krantinėse sėdi žmonės, klauso tas garsas, skęsta išblaškomas vėjo. Visiškai nuostabus vaizdinys, aš labai įsivaizduoju, kaip tai padaryti ir kaip tai nesunkiai padaryti. Meno erdvės gali atsirasti krantinėse, meno instaliacijos, menininkų dirbtuvės. Kažkokios tai krantinės, reiškia, kuriuose būtų galima sėdėti ne ant žolės, tiesiog ant medinės terasos, iš karto žymiai jaukiau. Upės istorijos muziejus. Tiesiog daugiau tos kultūrinės ir rekreacinės veiklos, senų industrinių pastatų išnaudojimas, reiškia, nes vis tiek upės daugelis jų daug metų buvo naudojimas kažkokiu tai pramoniniais tikslais, galų gal ir ta pati Vilnelė, Skytekso gamykla ir Neris, kodėl tų industrinių pastatų neišnaudoti tokiem reikalam. Tiesiog mintis būtų, kad pritrauktų tos žmonės, kad upė būtų apgyvendinta, kad jinai būtų netuščia vienu paros metu pilna, kitų, kad ten visą laiką nuolatos vyktų bazas toksai, kad visą laiką kažkas vyktų. Ir čia pas mus matėtiniai užrašyta, reiškia, kai nesinori daryti matėtą, tai patarlė. Kai darai, tai darosi, tai gal imkim ir padarykim visi kartu. Ačiū.